Mokytojau! Tau nerūpi, kad mes žuvom? Nutilk. Nurimk. Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso? Galvojau apie tai, nes mūsų tikėjimas buvo silpnas. Tikiuosi, nemanote, kad tas Jėzus yra daugiau nei žmogus. Tai buvo paprasčiausias sutapimas ir tiek. Tomai, atleisk mano žmonos broliui. Jis netiki tuo, ko tikime mes. Netikiu tuo, ko negaliu matyti. O kasgi yra tikėjimas, Jonai? Tikėjimas. Tikėjimas ar noras tikėti? Argi tikėjimas visada turi būti aklas? Be tikėjimo, Jonai, nepakaks ir matyti. Bet tu matei savo paties akimis. Ir ne aš vienas, matė daugelis kitų. Be to turime pranašų žodžius. Todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. אדוני, אנו רחים למסוכם עד מקום. Jis išaugs kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus. Jis atėjo pas savuosius, o savieji jo nepriėmė. Bet tiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas. Šį kartą paklausyk. Taip mūdėm dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Jėzau, aš krikštiju tave. Pakrikštytas, jis to jau išbrido iš vandens. Tikrai turėjo būti nuostabu prieš save matyti jo veidą ir girdėti jo balsą. Lengva jums kalbėti apie tikėjimą, kai nesate patyrę abejonės tuštumos. Kas yra tikėjimas, tėti? Tikėjimas tai... Tikėjimas tai žinojimas, jog viskas bus gerai, kas be nutiktų. Mano Rachelė taip tikėjo. Ir kas ją iš to?
Galbūt tikėjimas dar nėra tikėjimas, Jonai, kol nėra išbandytas. Tikėjimas. Atrodo, kad tai atsakymas į visus klausimus. Gerai, sakyk, Tomai, kuo tas Jėzus toks ypatingas, kad tiek daug žmonių įtikėjo? Jonai, Jėzus gebėjo matyti žmonių mintis ir širdis. Jeigu paliesiu bent jo drabužį, aš išgysiu. Kas prisilietė prie mano apsiausto? Pats matai, kiek žmonių. Ir dar klausi, kas mane palietė. Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų? Te būna jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te būna jūsų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ne jūs mane išsirinkot, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių. Papasakok apie stebuklus. Buvo daug stebuklų Mirijam ir visi jie padaryti tikėjimu. Talita kumi. Sakau tau, kelkis. Aklieji atgavo regėjimą, kurčiųjų ausys atsivėrė, luošiai ėmė vaikščioti, vargšams buvo skelbiama Evangelija. Viešpatie, jei panorėsi, gali padaryti mane švarų. Noriu. Būk švarus. Švarus. Ačiū. Jis davė mums pavyzdį, kad sektume jo pėdomis. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Praleiskit. Mokytojau, meldžiu, pažvelk į mano sūnų, tai vienturtis, o jį vargina piktoji dvasia. Bet jei ką gali padaryti, prašau, pasigailėk mūsų. Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Tikiu viešpatie. Padėk mano netikėjimui. Išgydytas. Jis skelbė išvadavimą belaisviams,
ir gydė tuos, kurių sužeistos širdys. Tikrai, tokie dalykai suteikia viltį tiems, kurie tamsoje. O kaip jo mokymai? Papasakok mums daugiau, ką jis kalbėjo. Iš tikrųjų jo žodžiai turėjo galę, nes jis buvo įgaliotas mus mokyti ir nuo jo mokymų degė mūsų širdys. Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Ateikite pas mane, visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Na štai, kuo tu vardu? Jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. O. Jis ateina, jis ateina. Pasigailėk manęs viešpatie, Dovydo sūnau. Ar tiki, kad galiu tave išgydyti? Taip, viešpatie. Tebūnie tau, kaip tiki. Viešpatie, kaip mums žinoti kelią? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kur jis? Čia tas berniukas. Ar galiu padalinti tavo duoną? Taip. Aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Jis tikrai buvo Dievo sūnus, kaip jie sako. Kaip kas nors gali teikti žinas tokius dalykus? Mes tuo tikime, Jonai. Rachelė taip pat tikėjo. Rachelė mirusi. Ir visos jūsų kalbos apie tikėjimą jos nesugrąžins. Dievui nėra nieko neįmanomo, Jonai. Tik kai kuriais dalykais pirmą reikia patikėti. Kasgi čia? Drąsos! Tai aš! Nebijokite. Sūnau, būk drąsus, tavo nuodėmės atleistos. Jis piktžodžiauja. Kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Kam taip piktai mąstote savo širdise?
Kasgi lengviau, ar pasakyti tavo nuodėmės atleistos, ar pasakyti kelkis ir eik. Bet kad žinotumėt žmogaus sūnų turinti valdžią atleisti žemėje nuodėmės. Kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda? Ir kai jis ją randa, dedasi savo ant pečių, džiūgaudamas. Žmogaus sūnus atėjo gelbėti to, kas buvo pražuvę. Pasitraukite į šalį, judinkitės. Mokytojau, ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Kas iš jūsų be nuodėmės? Tegul pirmas sviedžia ją akmenį. Moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė? Niekas, Viešpatie. Nei aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Viešpatie! Viešpatie! Jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievą, Dievas tau duos. Tavo brolis prisikels. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausėjai. Lozoriau, išeik. Atraiškite jį ir leiskite jam eiti. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Kodėl žmonės juo netikėjo? Nežinau. Sakoma, kad jis kentėjo už mūsų nuodėmes. Paaiškink, kaip tai gali būti? Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs. Taigi Kristus buvo paaukotas už daugelio nuodėmes. Kraujas, kuris yra apmokėjimas už gyvybę. Ar esi Kristus, Dievo sūnus? Aš esu. Vadinasi, esi karalius? Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Iš tikrųjų jis nešė mūsų negalės ir užsikrovė mūsų skausmus. Jis buvo sužeistas už mūsų prasižengimus, sumuštas už mūsų nedorybės. Ir jo rėžiais mes išgydyti. Jis buvo žmonių paniekintas ir atmestas. Sielvarto vyras, pažįstantis širdgėlą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir stebuklai baigėsi. Jis padėjo kitiems, bet negalėjo padėti savo. Jis mirė dėl mūsų, Jonai, bet jis prisikėlė, kaip ir žadėjo. Jis vėl gyvas. Ar ne, Tomai? Juk tu žinai. Taip. Gal tokios pažiūros kam ir priimtinos. Bet jeigu aš pats nepamatysiu vienimis perdurtų jo rankų, aš nepatikėsiu. Bet jei pamatytum, ar to pakaktų? Turbūt ne. Aš mačiau, Jonai. Aš mačiau. Aš pats įsitikinau. Moterie, ko verki? Jei tamsta išnešiai, pasakyk man, kur jį padėjai, aš pasiimsiu. Marija. Mokytoju. Neliesk manęs. Aš dar neįžengiau pas tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Kiti sakė man, kad matė viešpatį. Bet aš abejojau. Negalėjau patikėti. Ar tai tiesa, Petrai? Jokūbai? Jis tikrai atėjo? Tomai, malonu tave matyti. Ramybė jums. Tomai,
pažiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Nebebūk netikintis, būk tikintis. Mano viešpats ir mano Dievas. Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatėjai. Labiau palaiminti tie, kurie tiki, nematę. Beveik. O kad galėčiau tikėti. Tu gali, Jonai. Gali. Ir kadangi jis gyvena, gyvensime ir mes. Mes visi. Mes visi. Jėzus padarė dar daugybę ir kitų dalykų. Jeigu juos visus reikėtų surašyti į knygas, manau, šiame pasaulyje jos nesutilptų. O šie yra užrašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.